mokykloje, kad neleistų naudoti telefoną. Man įdomu išgirsti nuomonės moksleivių apie šitos dalykus, jeigu tarp mūsų turime moksleivių, aišku. Laurinas rašo, bus kaip kariuomeniai, jei nori telefoną naudotis, tai atsineši antrą ragelį, vieną padedi į stalčių, kitą turi su savim, nu realiai jo. Nusprendė, kad tai padės vaikams išlaikyti dėmesį, gerins mokymosi rezultatus. Čia dar aišku yra didelis rūpestis, kad socializacija nevyksta, kad taip žmonės ir per pertraukas yra į telefonų sulindę ir tarpusavėje nebendrauja atseit. Pabrėžia, kad tapus priklausomu, vaikui atprasti nuo išmaniųjų nėra paprasta, o įprotis į blogą pusę pakeičia ir vaikų būdą. Jeigu vaikas skaito 15 minučių, tai prašau tau 15 minučių ekrano. Ten su vadovėliais yra labai tragiška situacija ir kartais vadovėlius skaito iš telefonų. Tai taip, pavyzdžiui, negali būti. Čia tiesiog yra absoliutus mėšlas, taip negali vykti. Nesąmonė iš telefono skaityti vadovėlį. Aš tai nesinaudodavau telefonais pamokų metu, nes ten jie būdavo gaidiški. 2011 aš baigiau. Man to nereikėjo, tai aš nematau argumentų, kodėl jums to reikia. Reikia keisti ir adaptuoti ir patį švietimą, ir pačią švietimo sistemą, ir patį mokymo procesą ir taip toliau ir panašiai. Tik tai, kad mūsų mokytojai nėra taip gerai apmokami, kad jie galėtų taip greitai ir dinamiškai adaptuotis prie tokių skaitmeninių laikų.